kai jau ieškoti darbo norėjau kažką tokio vat ir surasti iš tikrųjų to ir norėjosi. Į Kūno idilę atėjau dirbti iš tikrųjų pakviesta. Su nugarą skaudančia yra? Jeigu skaudančia nugarą, tai negalima fibros eiti. O kas yra nugarai blogai? Prie kompiuterio darbas, tai skauda. Prie kompiuterio, tai čia nėra kažkoks tai medicinis negalavimas ar kažkokie sutrikimai. Tai galima visus aparatus iš tikrųjų. Kaip tik jie ir atpalaiduoja ir dar geriau. Užsimausim sienuką ir dėsim ant takelio, kad išsitrauktų oras. Koks įdomu. Taip, čia reikia, paliksim po krūtinę, reikia užsimauti. Jisai nepraleidžia orui, mes dabar su jo pagalbos darysim vakuumą. Niekas nenuslys, viskas čia laikosi, viskas gerai. Taip. Ar esate kada nors bandę? Ne. O paprastą takelį? Ne, paprasta taip. Tai čia yra paprastas takelis, tiesiog dar plius yra vakuumas, kuris skaido riebalus, kalorijas labai degina. Karšta labai bus? Taip, bus karšta, infraraudoniniai spinduliai. Galite naudoti infraraudonosius spindulius? Taip. Aš norėjau dirbti tokio tipo studijai, kadangi vidinis jausmas mano buvo toks, norėjęs iš tikrųjų link to ėjau. Labai įdomi man iš tikrųjų moteriška ta pusė. Pavargstu ir pasikraunu, taip galiu pasakyti, nes man patinka, aš mėgstu tai, ką aš darau ir aš čia gerai jaučiuosi ir man malonu, kad kitas gerai jaučiasi. Aš noriu padaryti, kad kitos būtų moteris irgi laimingos ir atsipalaiduotų, atitrūktų nuo kasdienybės ir pasikrautų čia viską, maksimum, ko tik tai gali gero. Kokia klientė pas jūs eina ilgiausiai? Klientė dabar bus metai, kaip eina klientė. Kodėl jinai eina metus ir kokie pas ją rezultatai? Kadangi apimtis gražėja, gerėja, stangrėja oda, gerėja savijauta, medžiagų apykaita iš tikrųjų, tas toksai vidinis gal jausmas, atsipalaidavimas, bendravimas, kaip sako, ištrūksti iš kasdienybės, iš šurmulio, ateina čia atsipalaiduoja, ramybė čia, paruošim ir muziką kokią tik nori, arba nesiklausom net muzikos, ramybėj pabūna, tiesiog pabendraujam. Palinkėčiau naujam klientėm ateiti, kadangi puikus rezultatai čia yra. Galima pagerinti ne tik savo vidinę būseną, bet ir išorinę, kuomet gali padaryti ir save laimingą, ir savo artimuosius.